Inovacija – savaime įsivalantis, plaunantis robotas siurblys Zylė. Audrineta – interjero tekstilė namams ir verslui. Nuo grindų iki užuolaidų, namų, visuomeniniam ir biuro interjerui. Dubingiai.lt. Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien esame Vilniuje, bet jūs šiandien perkelsime praktiškai į Niujorką. Šiandien mūsų eteryje nauja vieta laisvalaikiui Grand Central. Keliaujame į vidų. Labas, Roberta. Labas, Jūrai. Roberta Noreika. Tai yra šiandien pas mus Grand Central by Nikė Nora, projekto autorė. Pirmą kartą su tavim filmuojam, iš tikrųjų labai smagu, kad pasikvietei. Man irgi labai malonu, kad jūs atvykot. Tai klausyk, Roberta, apie ką yra Grand Central, kokia pagrindinė šito projekto idėja? Grand Central yra apie New Yorką, apie kavą, apie gerą vaibą. O kodėl būtent New Yorkas? Nes ar čia yra urbanistinė idėja, kad čia turim autobusus kažkokią, tai turim ir co-livingą ar ne šalia? Taip. Kodėl New Yorkas? New Yorkas, nes mes kai pirmą kartą atėjom čia, pamatę tokius arkinius langus, žinodami, kad tai yra stotis, kad čia yra skirtingų žmonių aplinkui. Užsakovom iš karto kilo mintis atsinešti dalelę New Yorko Grand Central Station, to viso vaibo čia į Lietuvą. Tai, Roberta, kalbant apie patį išplanavimą, ar keitei jį, ar čia viskas buvo taip, kad tiktų? Kaip čia viskas vyko? Daug keitimų nebuvo. Mes, kai užeinam pro duris, mes iškart matom pailgą erdvę. Tai norėjom ją šiek tiek suskirstyti zonomis. Ta padarėm labiau žaisdami su spalvom, medžiagom, skirtingais audiniais, skirtingom formom baldų, kad žmogus užėjęs į erdvę jaustų ir gylį jos, ir erdvę, ir žodžiu, dinamiškumą. Iš tikrųjų, turim unikalią galimybę ateiti, pabūti ir žiūrovam parodyti objektą, kuris dar nėra atidarytas. Kai mes rodom laidą, jau iš tikrųjų jau ką tik bus atsidaręs, bet šią sekundę tai yra visiškai nauja erdvė ir viskas šviežia, kvepia. Žinok, kai aš jau pirmiausiai žiūriu tas grindis ir man toks galvoju, okei, čia parketas. Ir po to pasižiūrėjau, kad čia plytelės. Būtent užsakovai minėjo, kad tikrai jau parketo mes nenorim, bet mes norim medžio. Mes norim medžio, nes mes norim sukurti tą tokį namų jausmą, kad klientas atėjęs, jisai jaustųsi gerai, jis galėtų čia ir pailsėti, ir pavalgyti, ir padirbti. Mano iš karto buvo pasiūlymas, dedam plytelės visur, tik tais mes padarom skirtingų lygių, skirtingų raštų, atskiriam tam tikras zonas, taip funkciškai vėlgi mes atskiriam erdvę, tai tikrai ir patys užsakovai buvo patenkinti, kad mes pasirinkom šitą variantą būtent, nes ir pats raštas jis yra labai atitinkantis medį. Tai mums irgi labai patinka ir tikrai rekomenduojam, nes ir jausmas, ir žodžiu, ir kėdėm, ir žmonėm, visiems gerai. Super. Tikrai noriu paminėti plytelių tiekėją, kurie ir santechnika bei užsiema įmonė Iris. Jie vieni didžiausių Lietuvoje. Taip, tai čia žinau, kad visomis plytelėmis pasirūpino ir prie baro, ir šito ševronų, ir vonėse. Tai šaunuoliai Iris tikrai super atrodo, nes dar kad pasikartosiu, neatskyriau nuo parketo. Aš labai džiaugiausi, kad tikrai buvo įsigilinta ir aš jaučiau, kad tikrai yra specialistai, kur tikrai gali kreiptis, kai tau reikia informacijos papildomos dėl medžiagų. Užeinam ir į senmazgus, nes buvau šiek tiek prieš tai užsukęs, tai mačiau čia irgi labai gražiai jūs tas spalvos suderinami. Iš tikrųjų, taip, čia ir buvo vieni iš tokių pirmųjų mūsų pokalbių su užsakovais, kad sako, bet mums tai tikrai labai rūpi sanmazgai. Mes norim, kad jie būtų faini. Labai džiaugiausi, kad yra tas mentalitetas, kad nėra paskutinį vietoj paliekamas sanmazgas. Tai mes labai stengiamės sukurti tą gerą labai atmosferą ir sanmazguose. Tai kad tai nebūtų per tamsu, bet užėjęs ir neakintų tą šviesą, toksai balansas su šviesa. Mes iš tikrųjų buvome vienoje jau vietoje, filmavome ir ten susipažinome su Bravo projektu,
kurie specializuojasi tokių projektų baldų gyvendime. Ir su Mindaugu kalbėjau už Bravo projektus ir sako, žinai, mes sako, su Nikė Nora, savininkais, kurie Grand Central daro, sako, mes jau turėjom projektą prieš tai, sako, po 3 metų grįžom ir vėl padarėm visus baldus, minkštasulius. Tai aš suprantu, kad jie ten visiškai patyrė asai tame ir sako, jeigu kažko nerandant, tai vis tiek padarom, ką reikia klientui. Žinai. Tai iš tikrųjų aš irgi labai džiaugiuosi dirbant su Bravo, nes pirmasis projektas kartu dirbant, iš tikrųjų, kas man patinka labiausiai, tai kad jie yra visiškai lankstus ir gali pilnai išgauti tiek, žodžiu, tau reikiantį audinį, tiek tekstūrą, tiek formas. Tiesiog aš būnu kartais tiesiog nusinčiu vizualizaciją ir sakau maždaug. Ir jie sako, gerai, suprantam, padarysim. Jo, padarysim, aš netgi sakau, minkštasalį, sakau, man maždaug, jie suprojektavo minkštasalį, tai žodžiu, man labai patinka. Supranta, ko reikia, o dizaineriui tai yra tiesiog, lengva. Roberta, dar apie patį klientą. Kas čia ateis, į ką yra orientuota vieta ir kodėl dar New Yorkas? Ateis čia visokie žmonės, nes kaip ir minėjom pradžiai, kad tai yra stotis, tai čia bus ir vietiniai gyventojai, ir užklystantis turistautojai, ir iš tikrųjų kolivingo gyventojai, nes čia yra, manau, didžioji ir bus didžioji masė iš čia, bet tai yra vienintelė kol kas bus maisto tiekimo įstaiga aplinkui Naujamiestį stoti, tai manau, kad čia užsuks visokio žanro ir tų žmonių. Kiek kalbėjome su įkūrėjais, tai jie tikisi labai įvairaus kontingentą. Ir mes čia kalbėjome su būtent apdailą darančią komandą, su Ineta, gamybos vadovė. Tai jinai man irgi paminėjo, bet kaip ir tu sakei, žinai, buvo tų iššūkių tokių, bet vėlgi tam tikri reikalavimai, kiek sakė, buvo ir atskirai zonai, higieniniai, sanitariniai, štai, tai viskas daryta irgi pagal standartus, bet virtuvėje dėmesys, kiek žinau, čia tikrai yra didžiulis. Didžiulis ir mes tikrai turėjom daug diskusijų, kaip išdėstyti virtuvę ar ne, dėl sanitarinių visų reikalavimų. Tai iš tikrųjų ir net ir komanda tai darbavosi čia visų pajėgumu. Sako, žinai, sako, tos klinkerinės plytelės, sako, Roberta parinko labai gerai, bet sako, kai reikėjo suklijuoti, aišku, sako, mūsų meistrai tas arkės padarė ten per savaitę, bet sako, buvo didžiausias iššūkis čia, kaip tas plytelės, aišku, jos yra lankščios, bet vis tiek buvo labai daug reikalų, bet padarė gerai ir man paminėjo būtent skirtingus lygius grindise, tai buvo 4 tipo plytelės ir suvesti viską į vieną. Taip, čia buvo tikrai iššūkių nemažai, būtent suvesti viską į vieną lygį ir tvarkingai. Šviestuvas, tell me more, papasakok. Tai čia mūsų pažiba interjero, tai buvo labai daug diskusijų, visada norisi paprastumo ir kai nori kažką jau išskirtinumo, tai dizaineriai kovoja jau visom 4, kad tik tais, žodžiu, mes įgyvendintumėm tą mintį. Tai jo, tai pasikabinimas šito šviestuvo tikrai buvo sudėtingas, bet jis mus labai džiugina ir mes tiek įkūrėjai, tiek aš, tiek komanda labai džiaugiamės, kad jis yra čia. Ir nes jis tikrai ir paaukština lubas, ir suteikia erdvį kažkokią tokią apgaubę erdvę, jaukumo suteikia, jos spalva, žaismingumo suteikia, jis tikrai toks ir išskirtinis. Žinai, jausmas tikrai bendras yra kokybės, toks neįpareigojantis, ateini, toks kokybė, niekas nerėžia akių, tokios atrodo net ir paveikslai raudoni, ryškus, bet vis tiek visą tai pranyksta bendroje visumoje. Tai, tikrai geras jausmas, labai bus įdomu pajusti tą visą šurmulį. Žinai, ką pastebėjau iš tikrųjų, kad nėra niekur užuolaidų. Jeigu gyvenimas parodys, kad sėdės žmonės prie kompiuterio, sakys, negaliu nieko užsidengti, reikia, saulės labai per daug. Tai mūsų šiaip partneriai, by the way, yra Audrineta, jau jie ten 20 metų dirbantis ir pats namuose nekartą užsisakiau. Tikrai max, ta prasme, irgi parenka ir akustinės viską jie turi, tai Audrineta LT gali savininkai drąsiai irgi po to pasižiūrėti. Matysim. Gyvenimas parodo, vieta keičiasi, jeigu įdarbina žmonės, ne? Taip. Tai Roberta, ačiū tau labai, iš tikrųjų, tikrai nuostabus projektas, labai smagu, kad susisiekėm, kad pabendravom, kad pasikvietėjai. Ir iš tikrųjų tau turim, Roberta, nedidelę dovanėlę, mūsų partneriai Krinona, jie ten turi daug įvairiausių dalykų ir su mūsų kodais ten galima su nuolaidom tikrai siurblių nusipirkti visokiausių visko. Tai Krinona čia mums turi gertuvę kelionėm tau, tokia viena kažkokia labai specifinė gertuvė, pasižiūrėsi, tokia blizganti, kažkokia pjaustymo labai patogi lentelė. Tai... Oi, kaip malonu. Gruodis jau dovanų metas.
Matas, tai čia tau nuo kanonos į namus. Ačiū labai, Jurai. Ačiū. Ir net nebejoju, kad susimatysim tikrai dar ne viename tavo projekte, tai ačiū tau. Ačiū tau, Jurai. Na, o mes, mėly žiūrovai, keliavome po Lietuvą su mūsų partneriu Spark. Elektromobilių Spark kompanija siūlo šiuo metu net 700 elektromobilių parką. Galima rinktis iš labai mažų kompaktiškų automobilių ir tuo pačiu rasti ir gerokai didesnių. Kalbant apie naudą verslui naudojantį Spark, tai jūs kūrėte tvarios įmonės įspūdį. Jūsų darbuotojai gali keliauti ekologiškai, su elektromobiliais, taupyti laiką, keliauti Vilniuje ir autobusų juostomis. Nereikia mokėti už draudimą, nereikia mokėti už parkavimą, nereikia mokėti už keliones, nes naudodami Spark partnerių tinklą ir jų pačių stoteles galite krauti šios elektromobilius nemokamai. Na, o verslas gali susigrąžinti ir pridėtinės vertės mokestį, kas yra labai svarbu. Tai mūsų žiūrovam Spark yra paruošę specialią akciją ir verslo paskyroms. Registruojant savo darbuotojus galima gauti ir 50 ir 100 eurų tiesiog nuolaidą dėl to, kad žiūrite būsto anatomiją. Taupykime gamtą ir naudokime Spark. Na, o dabar, mėly žiūrovai, persikeliame į specialisto rubriką, kur šiandien kalbiname dažų profesionalus, tai yra įmonė Duluxa ir plėtros vadovo Andrių. Labas, Andriu. Malonu, Jurai. Aš Duluxą jau žinau labai daug metų. Iš tikrųjų, Duluxa, man atrodo, kaip tas etalonas, prekinis ženklas dažų pasaulyje. Bet, žinai, aš labai senai norėjau ir jūs pakalbinti ir iš tikrųjų atkreipti ir žiūrovų dėmesį, kodėl apskritai reikia galvoti apie dažus. Nes aš įsivaizduoju, kad, žinai, daugelis iš mūsų, kurie, tarkim, įsirenginėja būstą, na ką žmonės skaičiuoja, ar ne? Jie galvoja, kad va, man būstą kainuos įsirengti kvadratinio metro kaina bus kažkokia tokia ir tokia, ten kažkokios plytelės kainuoja, ten galbūt kiti dalykai. Galbūt kažkas galvoja ir skaičiuoja, kiek kainuos nudažyti sieną kvadratinį metrą ar ne, bet turbūt retas, kuris skaičiuoja, kiek jam reikės litrų dažų ir kiek tai kainuos galų galiai ir kokius tos dažus pasirinkti, ar ne. Turbūt visi žiūri į spalvą, interjero architektai, dizaineriai kalbasi su savo klientais, kartu parenka spalvą, bet turbūt dažnai iš mūsų lietuvio gilinimas į dažus ten ir pasibaigia. Tu esi teisus, Jūrai, nes pas mus dažniausiai su dažais kiekvienas žmogus labai žiūri į spalvą, jie renkasi, kad jo atspalvius dar ir dažniausiai labai netkreipia dėmesį į tą galutinę dangą. Nes dažai tai yra danga, su kuria mes gyvenam visą laiką. Taip. Jie pamiršta, kad dažas gali ir valytis, gali ir saugoti, gali ir vidaus orą valyti. Būtent, ko mes kvėpuojam? Taip, teisingai. Nes dabar ekologija yra, svarbu. Taip, tikrai turime pastebėjimo, kad žmonės turi problemų, ten yra astma dar. Tai mes užtat ir stengiamės ieškoti dažų, kad galėtume išpildyti pilnai kliento poreikius. Kad ekologija, kaip pasakyti, nepakenktų dažų kokybei. Dažai sudaro labai mažą procentą viso namo būtų, įrengimo, darbo, būtent viso specifikoje. Ir dažniausiai žmonės jau gale pradeda taupyti ir žiūrėti, kad tau dažas būtų dar pigesnis ar dar ir nebežiūri jo specifiką. Tai yra dažų dengiamumas, dažų valomumas ir dažų ekologija. Tai yra, ekologija apsibrėžia dažuose, tai yra lakių organinių junginių kiekis. Tie mišiniai, kurie išgaruoja. Andriau, klausimas, jūs jau esate daugybę metų rinkoje. Kiek jūs metų? 25 metais bus jau lygiai 20 metų, kaip esam šitą rinkoje. Tai jūs jau viską matėte, jūs matėte daug visokiausių pasikeitimų statybose. Kaip iš esmės keičiasi pačių žmonių, užsakovų įpročiai apskritai, na ir požiūris į dažus? Mes jau pastebėjome tai, kad tendencijos, kad žmonės pradeda vertinti kokybę. Tikrai žmonės vertina kokybę. Seniau būdavo tiesiog dažytojas ateina, išrenka dažus ir išvažiuoja. Dabar jau net pats klientas, jis būna domisi, skaito. Mūsųgi dabar internetas yra pilnas. Mes turim telefone, mes turim internete visur. Jie gali gilinasi produktuose. Tendencijos dabar gaunasi taip, kad, pavyzdžiui, net ir pats dažas gali padaryti gilesnę sieną. Turim gamintojų, kurie, pavyzdžiui, kurių dažai matiškumą sukuria, tik kad pristumus baldą, jis atrodo dar atitrauktas nuo sienos. Tas pats yra dangos. Žmonės labai nori, kad, pavyzdžiui, ant sienų galėtų vaikai ir piešti, su markeriais piešti. Galima duoti skaidres dangas, kurios ištepus ant pačio paviršiaus, vaikams galima duoti atsiskleisti su markeriais, piešti ant sienų ir lengvai nuvalyti nuo to paviršiaus. Tai
esame pas jūs Technikos gatvėje 1 Kaune, šiaip labai gražus pastatas, labai patinka ir jo formos. Gerai, tai ką čia gali pas jūs nuveikti žmonės, interjero architektai galbūt irgi, kurie su savo žmonėm atvažiuoja čia, kas čia vyksta? Taip, mes turime rengę atskirą zoną, kur tiesiog interjero dizaineris, architektas ar pats žmogus gali bandyti, ieškoti. Pačia visa siena yra, matai, Jūrai, matai, kiekvienas dažas yra skirtingas dažas, kiekviena skirtinga faktūra. Žmogus gali pasirinkti net ir ne vien spalvą, bet ir paviršių, kokį jis gali turėti, jis gali prisiliesti prie to dažo. Ir mes vienas iš tų dalykų yra tai, kad mes leidžiam dizaineriam, atsiveža čia audiniai, atsiveža dažai, atsiveža stalviršis. Ir visų reikia priderinti spalvą. Taip. Tu su spalva dažniausiai žmonės gyvena Lietuvoje apie 10-15 metų su ta pačia spalva. Pasakyk, kas yra čia, nes atrodo, kad čia yra kažkokia plytelė ar tapetas, kas čia. Labai dažnai žmonės būna susimaišę ir ateina mūsų visą laiką klausia, kodėl čia tapetai, ar čia kas yra. Čia yra... Kom jūs prekiaujate, ar dažais, ar tapetais? Čia yra dekoratyviniai tinkai ir dažai. Tai ant sienos, kur mes galime sukurti išskirtinio grožio būtent efektus. Bendradarbiaujam labai su dizaineriais, architektais ir dekoratoriais, bandom juos sujungti. Tai dekorai tai yra tai, kai žmonės įsirenka ir nori išskirtinio paviršiaus savo namuose. Dažniausiai, kai būna tapetas, mes dedam tapetą, dedam arba kažkokią dangą ant paviršiaus, tai mes turime jau atkartojamas paviršius yra tas pats. O dažniausiai dekoras įsigaunas kiekvieną kartą skirtingai. Skirtingas žmogus, skirtinga technika, bet ta pati medžiaga ir skirtingas rezultatas. Tai va, mes turim paletę net, kurią kūrėme patys, tikrai pamatėm tendenciją spalvų, dirbom, rinkom, žiūrėjom. Tai ką, o dabar gal trumpai parodom mūsų žiūrovam, kaip gimsta spalva? Būtinai, prašom. Gerai. Tai va, tai dažai gimsta gamyklai, jos gaminamas yra, va šiandien dabar parodysim daniškus dažus, Becken Jorgensen. Mes labai artimą turim su šito fabriku, nes tai yra Duluxa, kai žinoma, yra šeimos verslas. Taip. Becken Jorgensen 130 metų yra tas pats šeimos verslas. Panašus požiūrį į verslą. Taip, mes esame labai vienodi ir mes labai artimai dirbam su dažais, su jais labai artimai dirbam, už tai, kad gaunas kaip 2 šeimos susijungia į vieną. Ir spalvos bus daromas kaip tik pagal mūsų paletės, yra sukurtas spalvos. Supilamas automatinio aparato pigmentas į dažus ir sukuriama yra išskirtinės spalvas. Supilus pigmentą dažai yra su specialiu įrenginiu, būtent yra išmaišomi. Kiekvienas mūsų produktas turi istoriją, kurią mes laikome savo kompiuteryje. Kiekvienas dažas turi savo net laiką, kada yra pagamintas. Na, o mes sveikinamės iš objekto su Donatu. Labas, Donatai. Sveiki. Donatas yra įmonės Donsva vadovas. Donatai, tu esi, sakė, irgi guru ir vienas geriausių dažytojų. Tai labai džiaugiuosi, kad galim stebėti gyvai, kai vyksta visas procesas šiame objekte. Paruošimas dažymui, tuo pačiu ir dažymas. Ir parodysim žiūrovam, kokiu mes čia tuo specialiu laku iš Duluxos dengiam šitą sieną, nes turim realiai metus laiko naudojimą būstą, ne? Ir jau buvo įvairiausių požymių, nubraukimų. Tai kokį mes čia gėrį šiandieną iš Duluxos tepsim, trumpai papasakok jo privalumus. Tai tepsim 2-komponentį laką, kuris suteikia sienai atsparumo trinčiai visokiems mechaniniams pažeidimams. Ta laką galima naudoti ne tik ant sienų, bet ir ant grindų. Ant grindų? Ant betoninės grindis, kas nori pasilikti. Lubas, prašom. Irgi. Netgi virtuvėje vietoj plytelių galima panaudoti. Geras, tai viskas taškosi, lengvai valosi. Lengvai puikiai valosi. Ir beje, aš iš tikrųjų noriu žiūrovam pasakyti, kai tu čia pradėjai vėlgi ruoštis viską šitą kiliminę dangą, tai aš sakau, žinai, čia šitam objekte galima ją ir palikti. Čia iš Duluxos paėmė tokią dangą? Taip, iš Duluxos. Geras. Labai gerai atrodo šiaip ir labai praktiška, ne? Praktiškai apsaugo visus paviršius ir pa žmogų medinės grindys, visai minkšto pagrindo apsaugo nuo smūgių, nuo kritusių daiktų. Lakavimas 2 sluoksniais. Šiandien išdažysim vieną kartą, 1 sluoksniu ir kad užtikrinti tvirtumą sienos, rytoj užtepsim 2 kartą. Priežiūra paprasta. Su servetėlė, šlapia ar gali naudoti paprastus chemikalus. tą patį ką virtuviai, nes jis nebijo tų visų cheminių valiklių. Čia mes turim matinę sieną, ar ne? Ar turim ir blizgių tokių lakų? Čia yra matinė, taip, bet yra ir blizgus lakas. Ant jo galima piešti netgi markerį. Tai saugu vaikų kambariuose, kai jie mėgsta papaišyti, išsireikšti ant sienų, tai puikiai nusivalo.
Tai va, Jūrai, mačiau laidą, tenai buvo krepšinio namus su Arbu Saboniam. Buvo tikrai. Ir mes esame čia, spalva Sabonį. Klausyk, spėsiu žalią baltą? Beveik panašiai žalią. Žalią, geras. O tada iš tikrųjų pabaigai noriu tavęs dar paklausti. Vėlgi, na, jūs 20 metų rinko. Turit ir partnerių visą sąrašą, galite padėti su jais, su kontaktais. Jūrai, mes per tas 20 metų pasiekėme tai, kad esame jau dabar net 8 parduotuvės turime savo, kurios yra plačiai paplytę per didžiausius miestus. Mes turim labai platų partnerių tinklą, kuris siekia ne vien Lietuvą, bet siekia ir Latviją, ir Estiją. Čia kalbant ir apie tos pačius partnerius, kurie ir dažo, darbais užsiema, kurie ir prekiauja mūsų produkciją. Mes galime tikrai padėti, nesvarbu, kur jūs esate. Ar jūs esate Klaipėdai, ar jūs esate Vilniuje, ar Kaune, ar Panevėžyje, bet kuriam mieste galim padėti mes jums. Tai dar, žinok, pabaigai paklausiu, tai ar Duluxa turi mūsų žiūrovam kokių kalėdinių dovanų? Taip, Jūrai. Mes dabar vis tiek ateina kalėdas, kalėdų metas. Ir tikrai reikia ir kodas Būsto anatomija pas mus parduotuvėse bus tikrai nepamirštas ir visą sausio mėnesį perkant dažus mes tikrai padovanosim įrankių komplektą ir žmonėm, kad būtų geriau išsipildytų projektas. Tai mūsų laida išeina jau dabar, šeštadienį, nuo dabar iki pat vasario mėnesio. Sakykit, kad matėt Būsto anatomiją Duluxa ir pasirūpins Andrius ir jo komanda įrankiais. Taip, tikrai pasirūpinsim. Kas dar gali būti geriau? Tai ačiū tau. Ačiū. Dėkui. Iki. Na ką, mėly žiūrovai, baigėsi dar viena mūsų laida. Ačiū, kad žiūrite. Tikimės patiko. Galite visas mūsų laidas rasti ir YouTube bei Spotify platformose. Prenumeruokite mus, spauskite like, komentuokite, užduokite kokius norite klausimus. Tai yra didžiulis mūsų vertimas, tikrai visiems atsakysime. Beje, jau greitų metų paskelbsime apie naują mūsų konkursą. Tai bus meto interjero konkursas, privataus objekto bei verslo arba visuomeninio. Visi galėsite balsuotis, bus ir prizų. Tai apie tai sužinosite visiškai netrukus. Sekite mūsų Instagramą bei Facebooką. Ten apie tai ir paskelbsime. Iki. Inovacija – savaime įsivalantis, plaunantis robotas siurblys Zylė. Audrineta – interjero tekstilė namams ir verslui. Nuo grindų iki užuolaidų, namų, visuomeniniam ir biuro interjerui. Dubingiai.lt